Kas yra juostinis pjūklas? Tai iš metalo juostos iškarpyti dantis ir abu juostų galai suvirinti. Va taip. Be juostinio pjūklo dar plačiai naudojami diskiniai ir grandininiai. Ar žinojai, kad juostinis pjūklas buvo užpatentuotas jau 1808 metais, bet plačiai naudoti buvo pradėtas tik po 40 metų. Taigi, ko reikia, kad juostinis pjūklas gerai pjautų? Pirmiausia būtų geras jo pjovimo takas, kai dantis yra išvartyti teisingai. Juostoje yra 3 tipų dantis – išoriniai, lygus ir vidiniai. Pirmiausia išvartome vidinis dantis, po to paėmę juostą išverčiame į kitą pusę ir vartome išorinius dantis. Šita juosta yra virš 4 metrų ir talpina 200 dantų. Po to juostą dedam ant galandimo staklių, kur kiekvienas dantis yra atskirai galandamas. Galandinimo diskas suformuotas taip, kad su vienu nusileidimu pasiekia nuo danties iki danties visą tarpelį. O kas čia per skystis? Ogi alyva naudojama disko ir pjūklų dantų aušinimui. Atsiranda juostose ir įtrūkimų. Laiku nepastebėjus įtrūkimų juosta nutrūksta. Na štai, nutrauktų juostų krūvelė, paruošta jau išvežimui virinti. Tai tiek iš tų aštriųjų juostų gyvenimo.